Sofija Kymantaitė ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ar ilgas dar bus mūsų kelias viešpatie? Tu liepi to neklausti? Pusryčiai Orvido sodyboje. Bon appetit. Ačiū. Šitoj pusėje, čia kur pradžia, daliausiai visi meno kūriniai ar instaliacijos yra naujų laikų nuo 95 metų 2000 pradžios. Čia mano tėčio darbas krioklys, bet jisai dabar yra išjungtas. Manau, kad lietuvių kalba yra švelni. Kai ją girdžiu, man ji skamba senoviškai. Man ji skamba kaip raganų kalba. Skamba lyg būtume Hario Poterio pasaulyje ar panašiai. Arba kažkokiame magijos filme. Šis muziejus kaip Hario Poterio vieta. Paslaptinga. Manau, kad lietuvių kalba yra paslaptis. Jūsų šalis, jūsų kultūra mums taip pat yra paslaptis. Nes mes daug nežinome apie jūsų kultūrą, apie jūsų žmones. Jau čia nuo šios vietos, tai čia dauguma jau yra Viliaus dirbiniai, jau jeigu čia ten buvo nauja dalis, etapas iki varpo, o čia jau stengiamės nedėti nėra darbų, tiesiog kad nesimaišyti. 1,80 m galima. Jisai norėjo suteikti meninę prasmę ir darydavo kažkokius tai dirbinius, pasižymėdavo kažkokius, iškaldavo kažką gražaus arba kompoziciją darydavo. 1717 metais grafai Pliateriai Šateikiuose nusipirko dvarą ir įkūrė vasaros rezidenciją. Šateikių dvaro parkas XIX amžiuje tapo vienu turtingiausių botaninių sodų Lietuvoje ir garsėjo retomis augalų rūšimis. Parko teritorijoje buvo auginami fazanai. Šalia parko Švento evangelisto Morkaus bažnyčia, kurioje 1909 m. sausio 1 dieną Sofija Kymantaitė susituokė su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu. Vestuvės jų įvyksta 1909 metų pagal senąjį stilių sausio 1 dieną. Vėlgi Čiurlionis nori mąstyti simboliais. Jisai tiki, kad tai yra tarsi naujas kalendorius jo gyvenime. Nuo pat pirmos dienos, nuo pat pirmo puslapio, tai yra visiškai nauja pradžia. Vestuvės įvyksta Šateikiuose, Sofijai liudijant. Bet būtent vestuvių metrikos dokumentuose yra įdomus atsiradęs, toks paklaida, netikslumas, sakykime, kad jie tarsi yra sužieduoti Plungės bažnyčioje. Tos bažnyčios beje neišliko. Tai buvo medinė bažnyčia, greta jos stovi iškilusi tarpukariu. O tuo metu Plungės bažnyčios klebonas yra Sofijos dėdė, Vincentas Jarulaitis. Ir Sofija atsisako kategoriškai tuoktis Plungėje, suprasdama, kad čia sueis labai daug ką žiūrėti, kad reikės būti ypatingai tada pasipuošus, kad galbūt vaišėm nelabai yra lėšų ir dar yra visokių kitokių priežasčių. Ir ji prašo dėdės, kad būtų galima susituokti tyliai. Taigi Šateikiuose. Šateikiuose kunigauja toks šaunus kunigas Bajorynas. Visgi dokumentuose metrikos parašyta, kad juos sutuokė dėdė Vincentas Jarulaitis. Taigi, nors Sofija atsiminimuose sako Bajorynas ir sutuokė. Galime daryti išvadą, kad mišiuose dalyvavo abu. Kas užmovė žiedus, dabar jau sunku pasakyti, bet Sofijos atsiminimuose paklaidų niekada neteko rasti. Visą tai, ką jinai kur nors yra minėjusi, man dokumentais yra pavykę patikrinti. Šito fakto patikrinti kitaip negalime, bet vestuvės visgi vyko Šateikiuose. Pirmasis Sofijos Kymantaitės ir Čiurlionio susitikimas įvyko 1907 metais Vilniuje, Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio spektaklio Blinda generalinėje repeticijoje.
Tas laikas buvo lemtingas jiems abiem. Ir ant jų žiedų, kada tuokėsi, yra užrašytas pažinties laikas ir vestuvių laikas. Diena nėra parašyta, tik mėnesiai, bet šitas laikas jiems buvo labai svarbus. Netrukus po vestuvių Sofija ir Mikalojus Konstantinas Čiurlioniai išvyko į Sankt Peterburgą, bet ten ilgai neužsibuvo. Prieš Velykas jie grįžo į Druskininkus ir praleido Druskininkuose kažkiek laiko, jie dar sykį atvažiavo į Plungę. Tuo metu dėdė ruošėsi gydytis ir jisai pasiūlė apsistoti jiems klebonijoje. Teta Morta išsikraustė iš klebonijos, ji buvo šeimininkė savo brolio ir Sofija su Konstantinu turėjo ir studiją tapybai, kaip tik Sofijos tėvelis buvo molbertą pagaminęs Čiurlioniui. Jie kartu vaikščiodavo ir už Plungės, ir į kapines, ir matė tuos nuostabius žemaičių koplytstulpius, Čiurlionis ten darėsi eskizus. Jie vyko taip pat aplankyti į Kulius tėvelio, nes tėvelis buvo Kuliuose. Turime du žmonės iš Nigerijos, tai jiems gamta tikrai didelis toks, sakykime, kontrastas. Vienas iš jų Vilniuje, kitas Kaune gyvenant, jie tikrai jos tiek nematė, neišjautė, tai jaučiasi tos emocijos, visas tas įspūdis. Taip pat mergina yra viena iš Irano, iš Teherano, tai irgi labai tas jaučiasi įspūdis, kad išjaučia tą tokią mūsų žalę, miškuotą Lietuvos gamtą, nes ten pas juos šiek tiek viskas sausiau. Lietuva kalvota, puikus peizažas. Čia nėra daug laisvos erdvės, panaudota visa žemė. Kai einame, matome žmones, matome kaimus, matome laukus. Kazachstane to padaryti negalima, nes kai miestas baigėsi, galbūt ten šalia bus ir kaimai, o po to nieko nebėra, tik stepė. Ji tęsiasi daug kilometrų. Štai kodėl mes ir turime daug laisvos vietos tarp miestų. Lankantis Žemaičių žemėje, Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui subrendo naujos temos. 1909 metų vasarą Plungėje jis nutapė per 20 paveikslų, tarp kurių Žemaičių koplytstulpiai, Karalių pasaka, Pilies pasaka, Angelėliai, Aukuras. Ir Plungėje Sofija ėmėsi rašyti knygą Lietuvoje, kritiškas žvilgsnis į lietuvių inteligentiją. Tai yra visas esejistinių straipsnių ciklas, o knygos pabaigoje paprašė, kad Čiurlionis parašytų straipsnį apie muziką. Taip pat jie sutarė, kad Čiurlionis kurs ir knygos dizainą dabartiniais žodžiais. Taigi jisai sukūrė viršelį knygai, tų eskizų buvo ne vienas, taip pat ir sukūrė inicialus, kurie kažkodėl išspausdintoje knygoje nebuvo įtraukti. Nežinia kodėl, bet patys inicialai yra išlikę. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba neapsiribojo vien daile ir muzika. Jis beveik visą savo 10 metų meninės veiklos laikotarpį nepaleido iš rankų ir plunksnos. Čiurlionis pradeda rašyti anksčiau, literatūrinius bandymus pradeda anksčiau negu susitinka su Sofija. Tokie ryškus jau jo bandymai yra matomi 1905-aisiais. O vėliau, ir jisai visą laiką rašo lenkų kalba, taip kaip ir laiškus savo. O vėliau, kada jau jie du kartu draugavo, aš manau, kad jie svarstė apie galimybę, ar kartu kažką kurti, ar galbūt Sofija galėjo irgi kažkiek veikti Čiurlionio tą tokią mintį, nes ir pats Čiurlionis jai patarinėjo kurti sonatiniu principu, taip kaip jis yra parašęs savo sonatą Ruduo. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio rašytinėme palikime matome raiškų žodį ir įsimintiną vaizdą.
Jis rašė lenkiškai ir savo žodžio kūrybos nespausdino. Į Vilnių jisai grįžo dar 1909 metų gegužę birželio pradžioje. Lietuvių kultūrinis susivienimas Rūta pakvietė jį nutapyti scenos uždangą. Ir Čiurlionis atvažiavo kartu su Sofija ir jie 2 savaitės darbavosi tenai, tapydami šitą uždangą. Sofija padėjo, tapydama ornamentinės gėles uždangos šonuose. Po to, nutapius uždangą, dar Čiurlionis buvo pakviestas ten paskambinti. Tuo metu jisai, galima sakyti, atliko paskutinį tokį pilną savo kaip pianisto koncertą. Tai buvo, galima sakyti, jo toks rečitalis. Atliko tiek savo kompozicijos kūrinių, tiek ir Bacho, Beethoveno kūrinių. Ir tai buvo paskutinis kartas, kada Čiurlionis Vilniuje koncertavo. 1909 metų rudenį jisai ruošėsi vykti į Peterburgą. Jie dar susitiko su Antanu Žmuidzinavičiumi, kuris jau grįžęs iš savo kelionių vadovavo toliau Lietuvių dailės draugijai. Ir Čiurlionis, besikalbant, pasakė, aš atiduodu teisę kažkam dirbti mano vietoje. Aš išvykstu ir kažin ar aš grįšiu. Siekdamas tapti labiau žinomu, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ne kartą lankėsi Sankt Peterburge. Suartėjo su Rusų dailininkų sąjungos nariais, dalyvavo parodose. Kad galėtų išgyventi, jis turėjo imtis privataus muzikos mokytojo darbo. Čiurlionis nori įsitvirtinti kaip dailininkas ir supratęs, kad nedaug kas čia Vilniui perka jo darbus, jis jaučia, kad turi vykti į Peterburgą, kur jau vieną kartą recenzentas yra pažymėjęs savo spaudoje, kad šitie darbai yra išskirtiniai. Iš Varšuvos dailės mokyklos moksleivių, studentų, jį išskyrė būtent, jo tą simbolizmą išskyrė. Kada jie išvyko jaunavedžiai į Peterburgą, ten siuntė siuntinius, kada Čiurlionis vyko jau 9 metų rudenį, taip pat visai bandė palaikyti jo sveikatą, bent jau siųsdami maistą įvairiausią. 1909 metų rudenį išvykimas į Peterburgą buvo paskutinis. Atvykusi žmona Sofija rado įsekusi vyrą ir parsivežė jį į Lietuvą. Parsiveža Čiurlionį iš Peterburgo laukdamas jau. Ji laukėsi maždaug 3 mėnesis. Nėštumas jos buvo labai nelengvas, ją labai pykino. Kitas dalykas, tai buvo žiemos metas. Galima buvo sušalti, reikėjo važiuoti iki Mažeikių vežimais, tada sėsti traukinį, tada persėsti, kol pasiektum tą vietą. Tada Peterburge vėl važiuoti vežimais. Bet dėja Čiurlionio sutriko ir miego ritmas, ir būdavo jisai labai nestabilus savo nuotaikomis ir nebegalėjo komponuoti naujų dalykų, kartodavo tik senus ir buvo akivaizdu, kad jam reikia pagalbos. Tokiu būdu buvo surasta per draugus privati sanatorija Markuose. Kol Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gydėsi, į šį pasaulį atėjo jo dukra Danutė. Rūpesčiai Sofijai padidėjo. Tačiau ji dar kurį laiką važinėdavo iš Paminskės į Varšuvą, bet atvežti savo dukters sergančiam vyrui negalėjo. O jau tų metų rudenį jį įsidarbino Saulės kursuose, kad galėtų savo pinigais remti vyro gydymą. O Danutė tuo metu prižiūrėjo Čiurlionio viena iš seserų, Valerija Čiurlionytė. Atvažiavo ir Jadvyga Čiurlionytė. Gimus dukrai Danutei, Sofija grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Jie yra už tai, kad moteris ir vyrai bendradarbiautų. Tokio bendradarbiavimo pavyzdys yra ir knyga Lietuvoje, kur ji kartu su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu rašo tekstus, o jisai piešia ir taip pat ir viršelį kūrė. To meto merginai reikia būti drąsiai, kad visko imtųsi
ir viskuo tikėtų. Ir tikėtina, kad ji kėlė jo ūpą, kad ji buvo, optimistė didelė ir tikėjo, kad jie dviese gali kartu gyventi iš kultūros. Kitaip ji nebūtų tekėjusi, nes girdėjo įspėjimų, nes buvo tokių abejonių, o iš ko jūs gyvensite. O ji tikėjo, kad jie ir operą parašys, va dabar už knygą gaus honorarą ir gavo tą honorarą, dėja Čiurlionis ir siuntė jam beje į Peterburgą to honoraro dalį, kad jį palaikytų. 1911 metais Mikalojus Konstantinas Čiurlionis susirgo plaučių uždegimu ir balandžio mėnesį užgeso savo dukters taip ir nepamatęs. Kitas jo atvykimas į Vilnių jau buvo iš Varšuvos priemiesčio Markų, kur jisai gydėsi ir kur mirė 1911 metų balandžio 10 naujuoju stiliumi. Tada jis buvo parvežtas traukiniu iki geležinkelio stoties. Tas pastatas ir dabar yra išlikęs. Ir tenai jau jo laukė Lietuvių dailės draugijos nariai. Tuo metu kaip tik vyko 4. Lietuvių dailės paroda. Taigi draugija tai dienai uždarė parodą ir visi susirinko stotyje, kad palydėtų Čiurlionio palaikus iki rasų. Lydėjo pėsčiomis, nešė karstą pėsčiomis. Tarp nešančiųjų karstą, kaip minėjau, buvo ir Andrius Domaševičius, Jonas Vileišis ir kiti. Tarp lydinčiųjų be našlės Sofijos tėvų buvo ir kiti jo artimi bičiuliai. Tie, kurie negalėjo atvykti, atsiuntė vainikus. Mstislavas Dobušinskis nuo Mirių Skustva draugijos atsiuntė vainiką. Vainiką atsiuntė ir tokios tuometinės sporto, galim taip sakyti, draugijos Sokol nariai. Atsisveikinimas dar įvyko Kapinių koplyčioje. Mišios įvyko. Ir tose mišiose vargonai skambino pats tėvas. Taip pat ir nuskambėjo rekviem dalis, kaip tuo metu buvo įprasta mišiose. Ir tada kitų prisiminimais motina užraudojo dzūkiškai. Visiems užėmė tiesiog kvapą. Visi labai susijaudinę palydėjo Čiurlionio karstą iki duobės, krito pirmieji grumstai. Na ir prie kapo sakė kalbą tiek Sofijos dėdė Vincentas Jarulaitis, kunigas, tiek ir Ferdinandas Ruščicas. Ruščico mintis buvo tokia, jisai prisiminė Čiurlionio paveikslą Žinia, kur paukštis skrenda virš kalnų, ir pasakė, kad tokią žinią, tokią gaivę pavasario žinią, kultūrinio atgimimo žinią nešė Čiurlionis. Ir kad jisai tiesiog kaip ir išskrido virš tų nežinomais keliais, galim taip sakyti. Po vyro Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties Sofija Kymantaitė su dukra Danute apsigyveno Kaune. Ir pati norėjo, kaip rašytoja, palikti tokį kūrinį, kuris liktų kultūros atminty labai ilgai, kuris išliktų, turėtų išliekamą vertę. 45 metais, tai jai tuo metu apie 60 jau, ji rašo poemą Giria žalioji ir tą poemą dedikuoja Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Jau nerašo, kad mano kasteliui, nors yra ir tokių jos kūrinių jaunystėje, dar vyrui sergant, mano kasteliui dedikuotų. Ji rašo šitą poemą Giria žalioji,
kurioje tarsi savo vaizdiniais grįžta į jų jaunystės laiką. Jisai gyveno vardan meno, absoliučiai. Jis buvo pasišventęs. Jis iš tikrųjų buvo gyvenime labai nepraktiškas, nes neturėjo laiko tam. Kitas dalykas, jisai dirbo ne tik netausodamas jėgų ir kitko neveikdamas beveik, bet jisai ir valandų neskaičiuodavo darbo. Šitas jo persidirbimas, tas, jeigu jį pagaudavo, kokia pagavais galėdavo parom beveik dirbti. Jeigu nebūtų tai duota, jeigu nebūtų žmogus gavęs tokio kažkokio užtaiso, jis to negalėtų padaryti. Jis tikėjo į tai, kad genijus yra dvasia, kuri gali kažkame apsigyventi. Ir apsigyvenusi ta dvasia gali per tą žmogų labai daug padaryti. Tuo tikėdamas jisai taip daug darė. Ir dar vienas dalykas, jisai nesistengdavo pabaigti. Jisai lėkė paskui savo vizijas, labai daug ko nepabaigdamas ir neišdailindamas. Ir tai jam padėjo tiek daug padaryti.